Ketindami išsirinkti nuotrauką, kurią norite išspausdinti ant drobės, spauskite klavišą Pasirinkti. Po to pasirinkite, kokią drobę norite kurti – horizontalią, panoraminę, vertikalią ar kvadratinę, taip pat ir drobės matmenis. Tai atlikę galite apytikriai matyti, kaip atrodytų ji pakabinta ant sienos štai šitame langelyje. Taip pat čia galite pasikeisti sienos spalvą, kad ji būtų artimesnė jūsų kambario interjerui. Keičiant matmenis, keičiasi ir paveikslėlio ant sienos dydis. Spausdami kairįjį pelės klavišą ant nuotraukos ir pelę judindami nuotrauką komponuojate rėmelyje. Drobės maketo krašteliai bus užlenkiami ant porėmio, todėl pasistengkite, kad svarbus nuotraukos elementai nepakliūtų už drobės kraštus atribojančių kadravimo linijų. Kraštelių išvaizdą galite pasikeisti šiame meniu Drobės kraštas. Variantai gali būti tokie: nuotrauka išdidinama iki pat porėmio apačios, veidrodinis nuotraukos kraštelių vaizdas, ištempiami nuotraukos krašteliai arba pasirenkama vientisa kraštelių spalva. Drobės krašto spalvą galite rinktis iš nuotraukos. Pritaikydami specialiuosius spalvinius efektus, galite savo nuotrauką padaryti juodai baltą arba tamsiai rusvą, tai yra sendintą. Šiais mygtukais galite nuotrauką pasukti pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę. Šis mastelės lankiklis leidžia pakeisti nuotraukos dydį rėmelyje. Reikia žinoti, kad nuotrauką išdidinus, jos kokybė prastėja. Šis ženklelis įspėja, kad nuotraukos kokybė yra bloga. Pernelyg išdidintos nuotraukos spausdinti negalima. Pakeitus mastelį, nuotrauka toliau kadruojama rėmelyje jau minėtų būdu. Stumtelėjus ant jos pelės žymeklį, nuspaudžiamas kairysis pelės klavišas ir judinama pelė. Jei nuspręsite pakeisti nuotrauką, nuspauskite mygtuką Pakeisti nuotrauką ir jūs atsidursite pradiniame meniu. Išsirinkę tinkamą nuotrauką bei norimą drobės formatą, spauskite mygtuką Užsakyti. Jums pateikiamas užsakymo lapas. Čia matote savo drobės maketą, jos išmatavimus. Štai šį klavišą spauskite, jei norite atsisakyti drobės. Čia matote drobės vieneto kainą. Čia vienodų drobių kiekį. Kiekį galite padidinti arba sumažinti plius ir minus mygtukais. Šitame langelyje rodoma visa suma. Jei norite susikurti dar vieną drobę su kita nuotrauka, spauskite Užsakyti dar vieną drobę. Skiltyje Užsakovo informacija būtina užpildyti teisingai visus laukelius. Jei reikia sąskaitos faktūros, uždėkite varnelę skiltyje Reikia sąskaitos faktūros ir užpildykite laukelius. Skiltyje Pristatymo būdas pasirinkite, kokiu būdu norite gauti gaminį, ar kad pristatytų kurjeris, ar atsiimsite patys. Atitinkamai pažymėkite laukelius.
Jei pasirinkote kurjerio paslaugas, būtinai užpildykite visus laukelius ir patikrinkite, kad informacija būtų teisinga. Užpildę visus reikalingus laukelius, spauskite mygtuką Tęsti. Dar kartą atidžiai perskaitykite ir įsitikinę, kad užsakyme nėra klaidos, paspauskite mygtuką Apmokėti. Apmokėjimai yra vykdomi per mūsų partnerių mokėjimai.lt internetinių atsiskaitimų saugią sistemą.